Žinot, yra tie populiarūs TikToko video diena su manimi. Tiesiog mano eilinio žmogučio niekuo neypatinga dienelė. Ir jo, ar tu tada naudoji 2 kameros angles tiesiog nufilmuoti savo milžinišką lovą. Ir by the way, niekas ryte taip nesikloja lovos. Niekas. Nebent tu dirbi Ikėjui ir tavo darbas yra, žinot, tą parodą paruošti, kad gražiai viskas atrodytų. Bet žodžiu, grįžtam į eilinę dienelę. Tiesiog lipu laiptais žemyn prieš neadekvačiai mažą veidrodį ir lipu 2 kartus, nes turėjau nusifilmuoti, kaip lipu žemyn, tada grįžti viršų, paimti kamerą, nulipti žemyn, perkelti kamerą, užlipti laiptais, įjungti filmavimą, nulipti laiptais. Aš šitą pats darau, tai labai gerai žinau visą šitą dalyką. Va, žiūrėkit bomžai, mano šaldytuvas vandenį leidžia, nes tikrai vandentiekis ne tas pats kaip į kriauklę eina. No, ne tas pats čia vanduo tikrai yra paleistas. Šiaip iš šito kadro taip atrodo, kad į kažkokiam kalėjime gyvena. Kas čia per betoninės baisios tvoros, o prie tvoros apkasai likę nuo Antrojo pasaulinio karo. Turbūt, kai nusiperki tokį šunį ir neduodi jam pakankamai fizinės veiklos, kiek pagal veislę priklauso, tai jis ir kasa duobes prie tvoros ir daro tos bunkerius ir apkasus. Arba jis tiesiog bando išsikasti tunelį ir pabėgti pas šeimininkus, kurie pusryčiams valgo maistą, o ne pagiras po paskutinių savo Instagramo posto. Ar galite man paaiškinti, kodėl jis sportui naudoja išsileidusi kiaurą kamuolį? Ar čia kažkokia slapta technika, ko mums valdžia nesako? Šimašių, blėt, su visą deramą pagarbą. Iš kur žinai, kad žmogus gerai gyvena, kad kai gauna siuntas, jas tiesiog nusimeta į kampą, o ne bėga iš karto daryti, nes jeigu tau netiks tas rūbas, kurį užsakei, tu dar turi pataikyti grąžinimo laikotarpį. Pala, ką mes čia veikiam? Čia yra David Me garaže ir sorry, aš turiu alergiją šudinam kontentui. Man labai patinka jį žiūrėti. Blemba, šitas škyvas gan aprūdijęs toks kažkoks. Šiaip visas diržas toks atrodo biškiau pavargęs. Čia aišku ne pagrindinis, bet... Blemba, yra didelis šansas, kad kai biškiau užsidirbsiu pinigų, reikės pasikeis pagrindinį diržą. Nes nežinau, kada keistas buvo šiaip. Palauk, gal žinau. Nežinau. Taip. Sveikatą. Kur sviestinis peilis. Ir aišku, nichuja jis nepjauna. Biški pjauna. Turbūt galvojat, kas čia per detalę ir iš kur aš ją ėmiau, kad tiek reikia išpakuoti. Tai aš būtent šitai mašinai, šitai japoniškai mašinai, tepalą, kas čia yra, užsakau iš Japonijos. Kad būtų grinai šitam Lexusui. Gerai, akauju, ne iš Japonijos, tiesiog užsakiau už dalių parduotuvės. Bet kokios nesakysiu, nes aš jiems siūliau bendradarbiauti. Bet jie viso man ignoro. Blet, geriausias peilis ever. Šiauri kuro akingas. Fuck. Blet, išgriuvusiau šitą lentą. Eik ca. Eik tu nachui. Tiek metų blemba šitam visam reikalui. Tai nenuostabu, kad nebet laiko. Aš nesu ekspertas, bet... Ar taip turi būti? Šitą paliukas kažkoks. Taigi, blet, tiek parėjęs vadinas. Čia irgi nėra labai gražu. Kišiausia tai, kad blemba. Ėjau technikinį ką tik, ne ką tik, prieš mėnesį, 2. Ir nieko dėl važiuoklės absoliučiai nesakė. Man atrodo, kad čia nėra labai gerai. Iš esmės, nusipirkti, pasikeisti, nebus dėlės problemus, nes čia tiesiog šarnyras. Bet tiesiog keisti blemba, eini tiek ir net nepastebėjo tokių dalykų. Arba čia nebuvo iki to, gal čia dabar taip atsitiko. Bet kokiu atveju reikės pastargyti, o dabar reikia tęsti tepaliuko.
Bet aš hipokritas esu, blėt, nusipirkau naujas pirštinės, sakau, bent vienas bus, kurios nebus aptepaluotos. Aha, labą dieną. Ir čia ne dėl to, kad aš bijau tepalo. Aš dėl to, kad jūs kažką matytumėt ir aš galėčiau kamerą perkeisti. Aš nesu ekspertas, bet senasis filtras didesnis. Toks gilesnis. O čia... Blei. Ir po paskutinio savo tepalų keitimo mačiau nemažai komentarų, kad davė man tokią pastabą, kad tu maždaug nepilk tepalo į filtrą, o reikia, kad pati mašinai prisipildytų. Aš nežinau, kiek tas yra svarbu ir aktualu, nežinai, ar tu pirmą dedi dripsnius ar pirmą pieną, bet pasirodo žmonės tą daro. Tai šį kartą dėsiu tušę ir jeigu mašina neužsikurs, tai bus atkalti. Užveržiu ranką, nes taip sugalvoju va dabar. Šiaip labai smagu, kai man paprašo kažkokios pagalbos ir patarimo, bet aš kai darau, tai aš tai tiesiog toks, paguglinsiu, o jeigu Google nepadės, nu tai, blogiausia atveju paskambinsiu Viliui ir paprašysiu, kad kokią mašiną duotų. Liaugai! Liaugai! O, iš karto atbėga, nes tu esi giliai širdį katinas, o ne šuo. Šiaip kalbant apie šarnyrą, tą daiktą, kur jums rodžiu, kad man atrodo, kad jis neturėtų atrodyti va taip kaip šitoj nuotraukoj. Tai aš dabar atsiminiau, kad kai aš kažkada seniai buvau rato suvedime, man sakė, kad pas tave šarnyras yra vienas jau į pabaigą. Sako, dar tikrai nėra kritinės būklės, bet, nu, žodžiu, tipo turėk omeny. Ir kai kitą kartą važiuosi ten aptarnavimą, da kažką servizą, tai, žodžiu, pasikeisk. Ir aš dabar galvoju, kad galbūt čia tas šarnyras ir buvo. Bet aš tada pažiūrėjau savo nautsus. Ir ne, dėja ten kitos pusės šarnyras, bet irgi priekį. Šiaip šitie Lexusai turi tokį dalyką, kad tie šarnyrai, jie yra gan silpna vieta jiems. Nežinau kodėl, bet jeigu žmonės juos keičia, tai keičia tik tai į 555 gamintoją, japoniškus, gerus ir žodžiu ant jų niekada netaupa. Ypač tie, kurie šiek tiek modifikuoja važiuoklę. Tai pas mane jinai modifikuota nėra, bet yra rastavkės, ko pasakoja ratai šiek tiek išsikiša ir daugiau duoda stresų iš esmės tiem apatiniam šarnyram. Tai gal dėl to jie pas mane būtų tokie biški nusilpnėję. Tai žodžiu, bet kokiu atveju man reikės juos užsisakyti, pasikeisti, bet aš tą noriu daryti tada, kai aš keisiuos dar AB žiedus gale. Nes man, stabdant, muša per pedalą ir užsidega VSC lemputės. Nu, kaip ir matėt jau praeitoj daly, arba šioj daly, arba ateinančioj daly. Sygio kontentas yra tos, kur nesuprasi kelintais metais filmuota, nes vienam klipe aš galiu būti ilgais plaukais, kitais trumpais, kitam video, blėt, gyvent Klaipėdai, trečio aš, blėt, jau ukmergiai kažką veikiu, nu, žodžiu. Gerai, reikia būtinai dabar užsidengti, nes aš mačiau labai skaudų video, kai keitė Mini Cooperiui tepalus ir įkrito galvutę į variklį, ko pasekoje turėjo visą variklį šardyti, kad išimti tą mažą galvutę. Tai tą video pažiūrėjus dabar jau visada reikia uždengti, nes gindėjo. Šiaip buvo įdomus dalykas, man jisai pradėjo dūst važiuojant, nebepriėmė gazo. Ir toks buvo jausmas, kad kažkas yra negerai arba su kuro padavimu, arba su mafu šito dalyko, arba su dar kažko. Ir ką aš padariau? Aš įtariau iš karto, kad tai yra mafo problema, nes kažkaip labai, kažkaip pajaučiau, kad kažkas negerai yra. Ir ką aš padariau? Nes aš tuo metu važiavau, aš sustojau ir aš išsiėmiau šitą oro filtrą. Aš žinau, kad jūs dabar negalite patikėti, nes aš negaliu jo dabar išimti. Fucking... Tai va, aš išėmiau filtrą ir ką aš pamatau, čia daug visokių vabzdžių. Bet ta prasme, sluoksnis toks. Tai aš tiesiog jį išsiėmiau tas nadui, išsipurčiau, įsidėjau atgal ir surprise, viskas susitvarkė, achujenai važiuoja. Tai aš gan džiaugiuosi, kad pagalvojau tai padaryti, nes iš esmės kas yra liūdna,
kad jeigu tai nutinka kokiam žmogui, kuris nelabai supranta apie mašinas arba nežino ką daryti, jis su tokia problema, kad blembas pavadi gazą ir mašina nebevažiuoja, nuveža į servizą, servizas pamato ir tarkim sako, nu žinok, tau čia reikia pakeisti mafą, tau reikia dar kažką pakeisti ir oro filtrą. Ir jie tada užčerdžina kokius 200 eurų, kai iš esmės būtų užtekę tiesiog išsipurtyti vamzdžius arba pasikeis filtrą. Nes labai gaila, bet mūsų kultūrai servizai labai linkia apipisinėti. Gerai, šitas done. Oh, dujų filtras. Fuck, aš jo neturiu. Aš neturiu dujų filtro, reikės važiuoti iki parduotuvės, krautuvės, nusipirkti filtrą. Ir šiaip, pas mane mašina yra laisva vieta, tai jeigu norit, varom kartu. Nuvar užsidegė VSC off, nors net nespaudžiau, nei stabdžio nieko, tiesiog važiavau žvyrkeliu. Tai man atrodo, kad čianai problema yra ABS žieduose, nes nors stabdant kartais jaučiasi, kad per pedalą pisa. Tai nežinau. O, Race Car BMW, 4 brake light apačioj, visai kaip Formulė 1. Ir jeigu neklystu, 1.8D? Ar man taip atrodo? O gal 2.0D? Tai pažiūrėsim. Ir čia yra 1.6D, 3.1.6D. Bet yra 4 stabdžių lempa, tiesus išmetimas. Ui. Biški nepavyko bičų išsukti. Nu va, suveikia ABS-as ką tik. Jau. Ir turbūt neminėjau smagiausią fakto, tai jeigu nori nusipirkti ABS, ką tik bandžiau tiesiog lapo skrendančio nuo medžių išvengti, tipo refleksyviai pisti dešinį. Tai va, jeigu tu perki ABS žiedus savo kokiai, paprastai mašinai, kuri yra, nežinau, BMW, Audi, A4, A6, tiesiog tie labai dažni modeliai, yra su jais, ne problema, o privalumas tas, kad tu visas detalės gausi. Šitam Lexusui, norint gauti ABS žiedus, jų nėra. Ta prasme, nei jau Taibei, nei kitose parduotuvėse, jeigu tu prašai pagal VIN kodą, duokit man, prašau, užsakykit, nėra, nieko nemato sistemoje. Ir Lietuvoje, bent jau mano žiniomis, yra vienas bičas, kuris turi tos ABS žiedus, nes jisai juos pasigamino pagal originalų pavyzdį, nes matė, kad tai yra problema. Ir jisai tokią pasidarė rinką, kad jisai yra vienintelis, kuris juos turi, nežinau, keičia turbūt ne vienintelis, bet jisai juos turi. Ir žiedų komplektas galui, tai vadinasi 2 vienetai ABS žiedų šitai mašinai, kainuoja 110 eurų. Kai tarkim kito mašino mažiau kiek kainuoja, tai būna 20 eurų, 25 eurų, bet iš esmės nedaug. Užsienį kiek žiūrėjau, tai iš esmės su siuntimu gaunasi labai panašiai. Tai dar jisai aišku siūlosi ir pakeisti tos žiedus, bet man labai toli gaunasi iki jo važiuoti, nes jisai gyvena Vilniuje, palikti mašiną. Man iš esmės su keitimu ir kelionė man gausis apie 250 eurų. Tai aš galvoju, jau surizikuosiu, nusipirksiu šio ir bandysiu pasikeisti pats. O jeigu man kažkas nepavyks, tai, žinai, aš pripažįstu visada savo klaidas ir aš visada galėsiu parašyti, kad labas, bandžiau keistis pats žiedus ir man nepavyko, aš turiu tokias problemas. Dabar ar galėtum sutaisyti mano, iš esmės pridirbtą mašiną? Tai žinai, ir tiek. Aš, su jumis susišnekėjau ir ne ten nusukau. Fuck. Ne ten nusakau, man reikėjo žiedę pirmą išvažiavimą. Aš įsukau į antrą išvažiavimą, nes aš esu nevisprotis. Gerai, reikia dabar kažkur apsisukti man. Tarkim, čia. Aišku, tą mašiną suksi kairę ir aš negalėsiu taip tiesiog apsisukti, nes sukelčiau avarinę situaciją. Tai teks laukti taip. Vėl suveikia ABS-as.
O! Šits elektrinis cepelinas. Viena šudiniausių kada nors irgi sukurtų Mersų. Nes jie labai bandė iššokti tą elektromobilių rinką. Sukūrė, tipo, realiai kompiuterį ant ratų. Ir gavosi tas, kad nieks jų neperka ir jie baisiai praranda savo vertę. Ir šiaip, lyginant su konkurentais, net nėra tokie geri ir iš esmės už tos pačius pinigus gali žymiai geresnę mašiną gauti. Bet gal ir smagi rubrika. Koks baimbas. Gal ir smagi rubrika būtų. Tiesiog važinėjom su manim mieste ir aptarinėjom, išsipisnėjom iš dalyko. Preliudas, labadiena, Pronas Preliudas su klevo lapuku. Taip. Aišku, ratai tai per didelį. Bet ponas Preliudas. Aš man rodo su kiekviena absoliučiai mašina jau esu tą sakęs, nes aš pats save pagaunu, bet aš ir Preliudą norėjau. Iš esmės, ar galim pastoviai sakyti, kad tu kažkokios mašinos norėjai, tipo pasakot apie tai, kai tu iš esmės visų mašinų norėjai. Tipo, žinai, kaip vaikas atvaręs į Candy Popą, tiesiog matai tiek saldainių, akis žybo ir, o dieve, aš noriu jų visų. Tai čia aš esu su, bliat, jibat, suka nacho, įpisau duobę. Tai aš iš esmės esu su visom, iš esmės, seno mašinom. Iki 95 mašinų aš jų visų noriu. Netgi va šitas poga norėčiau. Galas varomas, lengvutis, variklis gale, man atrodo, ten pas juos. Tai žiemą pats tas. Ir nereikia jokių krekždų ir baimbų. Ir dar vienas dalykas įdomus apie šitą Lexusą. Gali būti, kad šitie Lexusai, iš esmės šitų generacijų Lexusai, yra pirmieji, kurie turėjo touchscreenų valdomą klimato kontrolę. Nes pagal vieną mašiną apžvalgininką užsienietį, jisai apžiūrinėjo tuo metu 2000 metų, 2001 metų Volvo, man atrodo, ir jisai minėjo, kad tenai yra pati pirma klimato kontrolė, kuri yra su touchscreenu. Ir aš žiūrėdamas, aišku, pagalvojau, blemba, pas mane 98 metų Lexusas ir jis jau turi tą klimato pip kontrolę. Tai jeigu pagal jį 2000 metų mašina yra pati pirma, tai gali būti, kad čia yra, aš nedrįščiau sakyti pati pirma, bet viena iš pirmųjų mašinų, kuri turi touchscreeninę pip klimato kontrolę. Ahuje naudinė, jop, tvaju mat. Gerai, jūs pasaugokit mašiną, nes čia toks biški tokia skečia vieta, tai pasaugokit, kad nieks nenupystų daiktų. Jau dėl šito dalyko važiuoju. Va, tokį išėmiau, o kažkodėl nusipirkau va tokias. Karačiu. Žodžiu, neberodysiu, kai vėl vairuoju Taibę, nusipirku vieną lemputę, kuri kažkaip sugebėjo sudušt bagažinį ir palieku jūsų šmaištuko. Tai va, labai jūs myliu, iki kitų kartų. Kurva kiska, blядь, igadalus, kurva nahui. Теперь что гад Kurva kiska, blядь, igadalus, kurva nahui. Теперь что гад